Labas rytas. Sveiki. Šiandien yra šeštadienis, 4 valanda ryto. Oras toks įdomus. Žadėjo audrą. Pirmą kartą nežinojau, ką apsirengti. Tai apsirengiau tikriausiai per šiltai. Pasėmiau žieminę kepurę, pirštines. Žiūrėsim, ar prireiks. Na ką, pavyko surasti vietą, kur mažiau pučia vėjas ir garso kokybė gal bus geresnė. Tai šiandien tokia diena, kada pristatau jums naują savo idėją. Išeinu į Patreono kanalą, kuriame galėsite rinktis iš mano siūlomų iššūkių arba pasiūlyti patys man kokį nors iššūkį ir mesti jį man, o aš jį jums įvykdysiu ir viską nufilmuosiu ir visi kartu galėsim pasidžiaugti ir pasijuokti iš viso to, kas gavosi. Iki pasimatymo Patreone. Šiek tiek statistikos. Šiandien ryte atsikėlus kūno baterija rodo 65% įsikrovusi. Atrodytų gal nėra labai pakankamai baterijų įkrauta, bet pagalvojus, kad paskutinį kartą, kai startavau maratoną oficialiuose varžybose, kūno baterija buvo 50% ir maratonas buvo failed. Taigi, šis maratonas, kurį dabar bėgu, iš dalies ir yra skirtas perkopti savo barjerui po prieš tai buvusio maratono ir parodyti savo svarbiausia, kad maratonas mums patinka ir jį lengva bėgti ir smagu. Ane? Norėjau pasakyti ačiū pirmam mano sekėjui, kuris mačiau ką tik įkrito į mano kanalą. Tai ačiū tau labai, kas tu bebūtum. Ir na ką, netrukus pamatysi daugiau video. O sinoptikams tai pasakysiu su visa pagarba, bet kur ta jūsų audra? Ta prasme, žmonės, vežkit mašinas po medžiais, atsidarykit visi langus. Nėra jokios audros. Nebent po to bus kažkada jinai. Pamatysim, nes dar užtruksiu čia kokias 4 valandas. Kol miestas miega, kol laukiam audros, kol maratonas bėga, padiskutuot galim apie iššūkius. Aš pasakysiu, kaip man atrodo, jūs galite parašyti komentarą apačioje po video, kas jums yra iššūkis. Man asmeniškai iššūkis tai yra tas momentas, kai tu įveiki kažkokią užduotį, kažką padarai tokio nestandartinio arba didelio ir tada klausi gyvenimo, ką dar pasiūlysi, kokį dar iššūkį gali mesti šiandien. Ir va tas momentas, kada šiandien čia ir dabar esi ir darai iššūkį, tai kad tas jausmas būtų kiekvieną dieną, tai savotiškai disciplina duoda tą jausmą, kada kiekvieną rytą bėgi, kiek kilometrų pajėgi ir jautiesi kažką nuveikęs. Ir tai yra rytas ir visa diena prieš akis. Ir tiesiog lauki gyvenime, ką dar pasiūlysi šiandien nuveikti gero ar didesnio, ar kokį iššūkį mesi šiandien man. Dažniausiai, kai bėgi, kur kojos veda, tai pribėgi prie tokių dalykų kaip katedra, bokštas. Gražu. Kaip čia atsidūriau, neįsivaizduoju. Dažnai žmonės klausia manęs, iš kur tiek motyvacijos, kaip tu tai bėgi, iš kur tiek noro bėgti. Tuoj parodysiu jums vieną iš didžiausių motivatorių, kas verčia mane judėti į priekį. Tai tokie vaizdai.
Trumpai galiu paaiškinti. Kai žmonės stovi eilėje prie maisto, tarsi, priklausomi nuo maisto. Maistas. Mačiau, jau pradedate balsuoti už lapkričio mėnesio iššūkį. Ir tendencija yra 4x4x48. Tai trumpai paaiškinimui, tai yra Davido Gogginso challenge'as. 4 mylios kas 4 valandas, 48 valandas. Esu šį iššūkį padaręs per savo gimtadienį. Tai užima grubiai 2 paras ir sudaro 77 kilometrus. Na tai bus antrą kartą vykdomas mano iššūkis, jeigu jūs iš jį balsuosit. Ar svarbiausia, kad bus daug vaizdų, net nebejoju, bus smagu. Na štai, maratono pabaiga. Nuostabus oras iš tikrųjų. Tokio gero oro neteko dar bėgti. Ir ką aš galiu jums pasakyti. Tikrai rekomenduoju nedaryti to namuose. Tokius dalykus reikia daryti lauke, kai yra grynas oras ir gera nuotaika. Jeigu kartais netyčia tu dabar dar esi namuose, geri arbatą, nesi per daug pavalgęs, tai pats laikas dėtis sportbačius, autis treningus ir į lauką, nes čia yra žiauriai faina. Susitiksim mano kanale. Iki.